Tai sveiki visi atvykę į 32-uosius Lamrim Čanmo skaitymus. Sangye Chötang Tsogi Chonam La Changcho Parto Takni Kyapso Chi Taki Jinso Ki Bei Sonam Ki Drola Pencher Sangye Truparsho Sangye Chötang Tsogi Chonam La Changcho parto takni kyapso chi taki jinso kipe sonam ki trola penchir sangye droparsho sangye chotang tsoki chonam la Changcho parto takni kyapso chi taki jinso kipe sonam ki Trola penčer sangė truparšio. Taigi, tęsime tuomet skaitymus ir mes pabaigėm, praeitą kartą iš tikrųjų pradėjom dalį pirmosios mažojo pajėgumo asmens, galima sakyti, pradėjome tą dalį, kurioje kalbama apie mažojo pajėgumo asmens praktikas. Ir konkrečiai pirmoji iš tų praktikų yra visiškai fundamentali apskritai visai budistiniai praktikai. Tai yra apmąstymas apie mirtį ir, kaip matote, šitoj skaidriai, apačioje skaidrės, apatinėje dalyje, apmąstymas apie mirtį, kad yra atsiminimas, kad šiame pasaulyje mes ilgai nepasiliksime. Ir būtent šitas apmąstymas toliau yra dalinamas į 4 smulkesnės dalis. Tai pirmą dalį mes jau perskaitėme, tai trūkumai, kurie kyla neugdomai atsimenant mirtį. Antroji dalis yra tokio ugdymo, tai yra atsiminimo, tokio, kad mes ilgai nepasiliksime pasaulio nauda. Trečias yra apie tai, kokią nuostatą reikėtų sužadinti, kad tinkamai būtent atminti mūsų mirtį ir galiausiai konkretus būdai, būtent kaip tai turėtų būti ugdoma, kaip apskritai turėtų būti šitas klausimas medituojamas. Medituojamas ta prasme, kad pagal Tsongkhapą ta meditacija gali būti ir analitinė, ne tik dėmesio sutelkimas į objektus, kaip atsimenam. Ir dabar konkrečiai mes sustojome, turėtume skaityti antrą dalį apie mirties būtent atminimo arba ugdymo naudas. Ir šitą pirmą skaitą mes perskaitėm ir turime skaityti dabar šią. Tad nieko nelaukiant skaitome. Taip ir posmų rinkinyje sakoma, šį kūną reikia suvokti kaip molinį indą, o visus reiškinius pažinti kaip miražą. Taip perkertami Maros gėlių ginklai ir pasiekiama būsena, kurios mirties viešpats nebegali pasiekti. Taip pat sakoma, matydami senatvę, ligos kančią ir mirusi kūną, iš kurio pasitraukia sąmonė, ryžtingieji palieka namus panašius į kalėjimą, o paprasti pasauliečiai atsisakyti troškimų nepajėgia. Trumpai tariant, laikas įgyvendinti žmogaus tikslą yra būtent tuomet, kai įgytas ypatingas laisvėmis apdovanotas pagrindas. Didžiąją laiko dalį mes praleidžiame nelaiminguose atgimimuose, o jei kartais ir patenkame į laimingus atgimimus, dažniausiai atsidurime tokiose būsenose, kuriuose nėra laisvės praktikuoti. Todėl ten nerandame progos praktikuoti dharmus. Net ir tada, kai įgyjame tokį pagrindą, kuriame praktika būtų įmanoma, dharmos nepraktikuojama tinkamai todėl, kad viskas atsiremia į šią mintį, aš dar nemirsiu. Todėl proto laikymasis nemirimo pusės yra visų nuopelnų vartai, o jo priešnuodis mirties atmina yra viso to, kas tobula ir gera vartai. Dėl to nereikia manyti, kad tokia praktika skirta tik tiems, kurie neturi kokios nors kitos gilios dharmos, kurią galėtų medituoti.
Taip pat nereikia manyti, kad nors ją ir verta medituoti, pradžioje pakanka ją užsimti tik truputį, o nuolatiniai praktikai ji netinka. Priešingai, reikia iš pačių širdies gelmių įgyti tvirtą tikrumą, kad jos reikia pradžioje, viduryje ir pabaigoje ir ją medituoti. Taip, tai galima dabar pasiaiškinti, kas būtent šitame posme kalbama detaliau. Tai pirmiausiai, iš esmės pati mintis, man atrodo, bendrai viso šito poskyrio mirties apmąstymas yra, nu, man atrodo, jau kaip kalbėjau praeitą savaitę, yra toks fundamentalus, man atrodo, mums žmonėms, tik tai ir kad pati tematika, nu, neturėtų kelti kažkokių suvokimo, nu, klausimų didelių, tai tiesiog kažkokius tai atskirus aspektus galima pasiaiškinti, specifinius, kurios pabrėžia Tsongkhapa, tos pavyzdžius. Ir tai galbūt, nu, pradedama, kaip visada, Tsongkhapa mėgsta, remiasi Lamrimo veikale, įvairiais kitais veikalais, citatomis. Tad čia apskritai pradedama nuo to bendro vaizdinio, vėlgi mūsų gyvenimo trapumo. Ir, na taip, kad kūnas kaip molinis indas, visi reiškiniai tarsi kaip miražas, tai čia būtent tiesiog vėlgi tas laikinumo aspektas, tai yra įprasti palyginimai pateikiami, kad tiek molinis indas yra kažkas, kas nesunkiai gali sudūžti. Apskritai indas yra, nu, toks dalykas, kuris labai trapus, o reiškiniai kaip miražas irgi nurodo tai, kad reiškiniai nuolat kinta, kad nėra kažkokio tai pastovumo. Ir įdomesnis galbūt pavyzdys, kas galėtų kelt klausimų, man atrodytų, yra Maros gėlių ginklai. Ir galėtumėt klausti, kas čia per dalykas toks, kas čia tie per gėlių ginklai. Tai Mara yra mirtis, o gėlių ginklai tai įdomus toks įsireiškimas, nurodantis į tai, kad būtent mirtis kartais mus tiesiog pasiekia, arba nebūtinai per tą baisųjį pavidalą, bet kartais tiesiog ji užliuliuoja, galima sakyti, mus būtent to gyvenimo, įvairiais malonumais gyvenimo ir gyvenimo pastovumo iliuzija. Ir šitas dalykas yra tarsi kaip tos gėlės, ir tos gėlės tiesiog, kad oi, gyvenimas gražus, viskas labai gerai, bet iš tiesų, jeigu mes neapmąstom, kas visgi slypi už to gražumo viso ir to gražumo laikinumo apskritai, tai visas šitas dalykas yra, einantis prieš mus. Tai yra, iš esmės, tai yra didžiulis ginklas, kurį Mara pasitelkia prieš mus, norėdamas mus, galima sakyti, taip, mus kankinti. Nes ta iliuzija, mes esame įsipuomi šitos iliuzijos ir po to kažkurį laiką susidurime su ta iliuzija sprogsta ir mes nebūnam pasiruošę pasiekmėms viso tos kančios. Ir tada atsiranda ta intensyvi kančios patirtis, kai mes tiesiog susidurime su kažkokia tai nelaime, vietoj to, kad galėtume per ankstesnį laiką būti labiau pasiruošę, tiesiog kas lauktų. Tai čia idėja tų kelių ginklų yra, o toliau yra pateikiamas toks jau visiškai žinomas pavyzdys, būtent kad ir iš visų Budos gyvenimo istorijų, senatvė, ligos kančia, mirusis kūnas yra, žinom, viena garsiausių istorijų, kaip Siddhartha Gautama, jis gyveno prabangoj rūmuose ir jis pamatė netyčia iš tikrųjų būtent seną žmogų, sergantį žmogų ir mirusi kūną. Ir būtent šitie vaizdiniai ir po to dar ketvirtas vaizdinys, būtent atsiskyrėlio vienuolio vaizdinys, arba ten tiesiog atsiskyrėlio, ten kažkoks jogas buvo, tuo metu nebuvo dar vienuolystės, dar jokios budizmo kaip mokymo dar
tokio tuo metu, nu, istoriškai sakoma, jis visuomet egzistavo viena forma, bet Siddhartha Gautama naują atneša, pasuka tą Budos darmos ratą iš naujo. Tai jis pamatęs tuos reginius, kas atsitinka, kad jis nusprendžia pakeisti savo gyvenimo tiekmę ir visiškai kitaip jį vertinti ir tuomet atsiduoda tam dvasinėms paieškoms. Ir va šitas, bet iš esmės, matau, šitie vaizdiniai labai unikalūs ir čia nėra, kad būtinai sakytume, oi, čia vat grinai, kad čia vat Buda taip patyrė. Tiesiog, manau, nu tiesiog apeliuoju į kiekvieno, matau, patirtis ir liga, senatvė ir kūnas miręs, tai yra tikrai sukrenčiančios patirtis ir, manau, neišvengiamai jas patiriant, nu, mūsų tam tikras vaizdinys gyvenimo susviruoja. Ir bent jau tam tikrų tuo laiku, kai mes konkrečiai susidurėm su šitais vaizdiniais, šito patirtimi. Ir konkrečiai, nu ir tiesiog tas palyginimas tuomet, kad susidūrus su šitom patirtim mes suvokiam, kad arba Siddhartha Gautama, ne, mes nebūtinai suvokiam, bet čia yra dalykas, kaip šitam pavyzdį pasakyta, kad Siddhartha Gautama priema žingsnį perkeisti savo gyvenimą, bandyti, kad tie Maros gėlių ginklai nebūtų atsukti prieš jį ir jis tarsi pakeičia kažką tai savo gyvenime, o paprasti pasauliečiai, ir sakoma, daugelis žmonių, net ir matydami, ko gero, susidurdami su tuo, jie vis tiek nekeičia nieko. Ir, nu ką, mirė, ten dar kažkas susirgo ir toliau įsisuka į tą patį ratą. Tai aš čia aišku nesakau, kad kaip čia reikėtų teisingai daryti, koks yra tas teisingas kelias, bet iš budistinės pusės tai tarsi šitie dalykai yra aiškus ženklai to, kas mūsų laukia neišvengiamai ir jeigu mes nieko nedarome, tai, klausimas, iš esmės vis tiek susiveda į tą patį dalyką, į kančią susiveda. Ar mes to norime galiausiai ir jos sverti tiesiog prioritetus visą tame. Iš esmės, neinant dabar į kažkokius bandymus pateisinti arba nuteisinti budizmo mokymą apskritai. Kas čia toliau šitoj skaidriai išnekama, tai vėlgi nuorodos į tos pačius dalykus, ką mes jau aptarinėjome, kad vėlgi mūsų egzistencija žmogiška yra ta išskirtinė dėka tos galimybės praktikuoti dharmą, Budos mokymą ir mums nereikėtų jos praleisti ir būtent išnaudoti tą egzistenciją tinkamai, pasukant mūsų vėlgi gyvenimo, būtent, galėtume sakyti, taip kaip mes gyvenimą tinkamą linkme. Ir vienas iš tų tinkamų linkmės pasukimų ir prasideda nuo to, kad mes suvokiam mūsų vietą ne tik visatoj apskritai, mūsų egzistenciją, bet ir mūsų vietą egzistencijoje akivaizdoj mirties. Ir konkrečiai, ar čia dar kažkas labai pasakyta, tai tiesiog sakoma, kad visa tas mirties suvokimas yra toks kertinis ir iš principo jis atveria viską praktiškai visą budizmą atveria, tai yra tarsi vartai į visą ką, į visas dorybės ir čia tas dažnas tas pasakymas, kad per vieną kažkokį tai praktiką pasakoma, kad tai labai padeda kitoms, bet šita tai ir jau pagal tą seką visą, kadangi tai pati pirmoji žemiausio pajėgumo asmenų praktika, tai jinai visiškai grindžianti yra, pamatinė yra visoms kitoms, jau vien tik pagal tą seką. Tai šitas, manau, tikrai tinka. Taip, tai ir taip pat dar tas dalykas paminimas, kad ir aišku, po to bus detaliau kalbama, kaip konkrečiai
prie tos mirties prieiti reikia, su kokio nuostata reikia prieiti, bet kol kas tiesiog pasakyta, kad nu, tai yra iš esmės ne tai, kad reikėtų truputį tik pamastyti apie mirtį, bet iš esmės tai yra nuolatinė praktika, kurios neturėtų pakeisti, nu kaip šitos praktikos nėra kažkokia kita praktika, kad ją galėtų pakeisti. Ji gali kitos praktikos papildyti, gali būtent mirties praktiko atminimo, bet jos iš principo negali pakeisti. Jis visuomet turėtų būti taikoma ir šalia kitų praktikų, nes nu, mirties prisiminimo praktika kartu yra ir susijusi su laikinumo mūsų įsisavinimu ir kartu tas laikinumas ir padeda suvokti ir visus kitus budistinius dalykus ir tiesiog, jo, įskaitant ir būtent tuštumos mokymą ir kitus mokymus. Tai va, tai toks būtų mano komentaras, o dabar, nežinau, galbūt jūs turit kažkokių tai pamastymų. Taip ir galvočiau, kad na, kažkaip tai, kad būtent šita tema jinai gan tokia savaime aiški ir net nežinau, kiek jinai reikalauja dar galbūt net ir nekyla kažkokių tai minčių, nu, vat, neiškumų, tiesiog ar iš pavyzdžių, kurie cituojami, ar dar kas nors. Jeigu viskas kol kas aišku, tai galim judėti tolyn. Gal tik tai vieną norėjau paklausti, ką tiksliai reiškia tas palikimas namų panašių į kalėjimą? Ai, labai gerai, kad paklausėt, Jolanta. Tai panašių į kalėjimą, tai reiškia namai yra mūsų, iš esmės, samsara. Samsarinė egzistencija tai yra šita egzistencija, kurioje mes ir gyvenam. Ir šita egzistencija lyginama su kalėjimu. Kodėl? Kadangi, mm, jo, čia geras klausimas, kaip išplėtoti tą kalėjimo vaizdinį, bet Nes tiesiog, iš tikrųjų, nu, tiesiog tokiais, taip nespecifiškai gal parašyta, kad apskritai vos negalima suprasti, čia vos nežinau, kaip apie kokią savižudybę galbūt. Nu, čia jau visiškai neteisinga interpretacija, bet sakau tiesiog, kai viskas parašyta va tokiais žodžiais, kur nu, jo, tai bet čia tiesiog įprastas tas vaizdinys kalėjimo, kad, nu, nu, kad man atrodo, galbūt galima išvesti iš to, kad nu, kalėjimas yra kaip apribojimas mūsų, aišku, ir kartu tai kančios vieta, galbūt nu, tas apribojimas sukelia kančią ir, nu, ir tie visi, kas yra tie apribojimai, tai kartu ir mūsų tos visos geismas, prisirišimas, tie tokie emociniai visi trikdžiai, tai irgi yra tai, kas mus pririša kaip pančiai, net kai kada ir sakoma, tai ir samsarui būtent mes esame pilni visų šitų, nu, mes supančioti esam šitų dalykų ir mes nereflektuojame šitų dalykų kaip tiesiog svarbių ir dėl to, nu, mes ir esam tarsi kaip kalėjime. Aš taip gal sakyčiau, supančioti mūsų aistrų ir, mm, jo, nežinau, gal kas nors kiti turi dar pamastymų dėl to kalėjimo vaizdinio. Galbūt kalėjimas, samsara kaip kalėjimas, kadangi na, būtybės priverstos atgimti ir jos negali kitaip išsilaisvinti iš samsaros, kaip tik pasiekdamos nirvaną. Gal kaip Jūs manot, gal šitas irgi aspektas galėtų būti? Būtent labai teisingai. Ai, tai aš labiau į tą tokį emocinį tą aspektą, kad būtent tos, kaip minėjau, proto trikdžiai mus įkalina, bet kartu tas negalėjimas išeiti iš to, kad mes vis tiek
esam pririšti prie to, tikrai prisideda prie kalėjimo vaizdinio, kad ir tarsi ir sakoma išsilaisvinimas ir vartojam išsilaisvinti, tai reiškia išeiti iš samsaros ir išsilaisvinimas kaip ir iš kalėjimo nori laisvės. Tai ta pati idėja yra. Tai visiškai, man atrodo, šitas gal net geresnis, man atrodo, nei mano paaiškinimas. Ačiū, Aitai, labai jo. Nes mes siekiam išsilaisvinimo, tai lygiai taip pat kaip ir kalinys iš kalėjimo nori išeiti ir jis laukia tos laisvės. Tik tai tiek, kad nu, visada tai įdomi įtampa, kad nu, šiaip dažnas priekaištas atrodytų, nu tai va, išeini iš to kalėjimo, tai tuomet nu, kažką toliau, kažkokius tai, nu kažką malonaus veiksi tikriausiai. O čia vat iš samsaros išeini ir kai tu išeini iš samsaros, nebe ta logika tarsi kažkokia funkcionuoja, kita logika. Tu nebegali sakyti, kad ten nu, kažkokių tai, tu tarsi peržengi malonumą, nemalonumą ir jau nebegalioja ta visa kalba ir jau nebe, nu, iš principo nėra toliau kaip apibūdinti to, kas labai sunku tą apibūdinti, kas toliau seka. Arba negatyviai apibūdini, kad nėra kančios, nėra malonumo, nėra ten to, per negatyvumą, arba tiesiog sakai, kad tai yra geriausia, kas gali būti, tiesiog taip abstrakčiai nusakai, bendriausiam formuluotėm ir daugiau nieko nepridedi. Taip, taip, Norėčiau. prašau, Rima, sakykit. Ne, aš nepridurti, aš kitą klausimą. Tai jeigu jūs turite čia pabaigti, tai pabaigite. Viskas, aš jau pabaigiau, galit sakyti naujo. Aš kalbėjau trumpai telefonu, tai gal negirdėjau, tai aš, jeigu pasikartosiu, tai atsiprašau. Aš norėjau pasiteirauti dėl paprastis pasauliečiai atsisakyti troškimų nepajėgia. Tai norėčiau pasiteirauti, pavyzdžiui, gal tai reikštų, kad budistai, nu kaip ten, visaip jie medituoja mirti ir taip toliau, tai jie sugeba susitvarkyti ir nu, su ta mirtim. O pasauliečiai, tai pavyzdžiui, arba katalikai, tai reikštų, katalikai atsisakyti troškimų nepajėgs katalikai. Jo, čia ačiū Rima už klausimą. Man atrodytų, kad šitoj vietoj noriu pabrėžti, kad labai sunku yra pabėgti nuo tų įsipareigojimų ir mūsų įprasto mąstymo apie samsarą kaip kažkokį tai gėrį. Ir lygiai taip pat kaip ir Siddhartha Gautama buvo pririštas prie pasaulio ir tiesiog jis tose rūmuose, toj rūmo aplinkoje mėgavosi viso ko, tai ir toliau galėjo jis mėgautis tuo, bet tiesiog jį sukrėtė tie vaizdiniai ir kažkaip tai būtent jam surezonavo, kad reikia pakeisti gyvenimo kryptį. Visas tas tiesiog jam susiklosti tos, sakydavo, palankios aplinkybės, kažkokios jo gera karma, kad jis taip pakreipė savo gyvenimą. Bet kas čia norima pabrėžti, kad daugelis žmonių nepriklausomai, nu, budistai, ne budistai, net ir budistai pasauliečiai, nesvarbu, ar katalikai juo labiau, vis tiek jie ir toliau gyvens gyvenimą taip, kaip gyvena, net ir susidūrę su būtent šituo dalyku, net ir su kančia, liga, mirtimi, jie tiesiog tai traktuos kaip kažką tokio, kas, kas tiesiog praeina ir po to vėl reikia tą užglaistyti kažkuo kitu. Aš taip supaprastinu, žinoma, kad viskas sudėtingiau yra, nes realiai vis tiek mes turim tas strategijas, manau, kiekvienas žmogus, kaip doroti su šitais dalykais, bet iš esmės čia norim pabrėžti, kad reikėtų priimti, šitie dalykai turėtų sukelti pamatinį susimastymą mums ir mus vesti prie dvasinės praktikos, čia ta mintis. Ir po to vis daugiau apie tai bus kalbama. Nes iš principo niekas daugiau, kas gali mus daugiau motyvuoti, negu tik tai tokia kančia, kuri kyla iš tų dalykų. Tai yra viena didžiausių kančių vis tiek. Senatvė, liga, mirtis. Bet kažkaip, žinot, tie žmonės, kurie pasiekia
išsilaisvinimą, jie dažniausiai pasirenka būdą sugrįžti, nes yra kitos būtybės, nu, nelaimingų daug būtybių, bet jie vis vien pasirenka būdą sugrįžti čia. Jo, ai, turit mintyje apie bodhisattvas ar ne budas? Taip, kaip va jie pasirenka Mm, tą būdą sugrįžti ir nesirenka nu, taip, visiškai sugrįžti. taip. Nu, kad dėl to, kad būtent didžioji važiuokliai ir pabrėžiama, kad vienas iš svarbiausių dalykų vėlgi yra tas nesmeninis išsilaisvinimas, bet siekimas visų būtybių išlaisvinimo. Tai yra grindžiančioji praktika apskritai apibrėžianti, na, kad tu apskritai elgiesi siekdamas sugriauni savo ego bet kokį, nes iš to įprastos pusės mąstytume, nu tai aš tada noriu kančia, tai aš noriu išsilaisvimo, bet čia nėra aš, tu visų sieki išsilaisvimo, tu sieki visiems sumažinti kančią. Tai tiesiog jo, čia didžiosios važiuoklės Mahajanos budizmo išskirtinis bruožas. Ir techniškai taip galima sakyti, kad tos būdos galėtų iš samsaros pasitraukti, bet jos pasilieka samsaroj. Jos nėra, būtent, jeigu apie būdas kalbam, bet ir bodhisattvos to aukščiausio lygio, jos jau jų nebeveikia jau karma neigiama, kad jie įdomi tarsi įgauna imunitetą kažkokį tai nuo tam tikrų dalykų. Čia įdomu, kaip paaiškinti, kaip tai veikia, bet nu, tai galima paaiškinti, kad tiesiog jos turi kitokį kūną specifinį ir čia prasideda tam tikri dalykai, kurie jau nureikalauja to filosofinio kažkokio tai specifinio paaiškinimo, kad tai nėra tas pats fizinis kūnas, kad jis yra kažkuo tai ypatingas tas kūnas, ne tas kaip įprastas ir tada jos jau gali tverti specifiniu būdu. Bet tai va, bet šiaip jo, geras klausimas. Matau, Tautvydai prisijungiai, tai labas ir mes jau čia toliau tęsiam Sveiki visi, labai malonu klausytis jūsų, taip. tą apmąstymą, refleksiją apie mirtį, pagal Tsongkhapą. Ir jo, iš principo čia mes, kaip ir tokia bendrinė informacija, daug kas turėtų būti aišku. Ir kaip ir jau aptarėm, nežinau, nebent gal Tautvydai, tu jų spėjai dar kažkokią norėtum užduoti kažką, šiaip kažkokią mintį pasakyti, šiaip į ką tai galima eiti prie kitos skaidrės. Ne, kažko labai ypatingo, nelabai būtų logiška dabar sakyti. Prisijungus tiesiog aš puikiai prisimenu Heideggerio Sein und Zeit, kad Sein zum Tode yra tas egzistencialas, kuris toks svarbus, kad nuo jo niekada nepabėgsime turbūt, ar ne? Būtent, jo. Tai iš principo čia viskas čia kaip Sein zum Tode dabar ir kalba, kad bandoma orientuoti mus į šitą vagą, kad nereikia pasimesti tose malonumuose kaip gyvenimą apibrėžiančius. Gyvenimą apibrėžiantis yra dalykas tas Sein zum Tode. Būti gyvenimas, būtis myriop. Taip. Tai dabar mes pradedam trečiąją skirsnelį. Jau čia labai greitai skirsnelį eina, tai tas visas mąstymas, kaip minėjau, pradžioje turi 4 dalis ir praėjom būtent trūkumus, kai žmonės neapmąsto naudas. Kaip mąstoma, tai pagrindinė nauda, kad tai yra grindžiančioji praktika. Visą tai, kad vis tarp visų budistinių praktikų tas mirties apmąstymas ir dabar kokią mirties atminimo nuostatą reikia sužadinti. Kaip konkrečiai dabar truputį daugiau konkretybės įveskim ir paskaitykim. Tai trečia, kokią mirtį atmenančią proto būseną reikia sužadinti. Baimė kylanti iš tvirto prisirišimo prie artimųjų ir kitų panašių dalykų, kai nuogąstaujama, kad teks su jais išsiskirti, yra toks mirties bijojimas, kuris būdingas visai kelyje nesilavinusiam žmogui.
Tad čia ugdytina netokia baimė. Jei klausima, o kas tuomet turima omenyje? Visi kūnai įgyti karmos ir proto trikdžių gale neišvengiamai yra pavaldus mirčiai. Todėl, nors tai ir gali kelti baimę, pačios mirties kol kas sustabdyti neįmanoma. Vis dėlto iš tiesų bijoti reikia tokios mirties, kuri ištinka dar nepasirūpinus būsimosios būties gerovę, nesustabdžius blogųjų lemčių priežasčių ir nesukūrus aukštesniosios būties bei tikrojo gėrio priežasčių. Mat jei žmogus apmąsto šią baimę, jis dar gali imtis to, kas padeda pasirūpinti būsimąją gerovę ir taip pasiekti, kad mirties valandą nebereikėtų bijoti. O jei šių dalykų neįgyvendina, mirties akimirką jį apims apgailestavimas ir baimė. Apskritai, kad neįsilaisvins iš samsaros, o ypač, kad nupuls į blogasias lemtis. Kaip sakoma gimimo pasakojimuose, nors ir kuo labiausiai stengtumėsi, pasilikti negali. Kokia nauda bijoti ir drebėti dėl to, ko neįmanoma pataisyti? Taip pat, kai ištiriama pasaulio prigimtis, žmonės gailisi, nes darė nuodėmes. Jie nėra deramai ir iki galo atlikę dorybingų darbų. Jie baiminasi, kad būsimojo būtyje kils kančia. Mirties baimė aptemdo jų protą. Tačiau aš neprisimenu padaręs to, dėl ko mano protui tektų gailėtis. Taip pat esu gerai pratinusi save prie baltųjų veiksmų. Jei gyvenama dharmoje, kasgi bijotų mirties? Taip pat ir 400 posmų sakoma, tie, kuriuose tvirtai slypi mintis aš mirsiu, visiškai paleidžia baimę. Tad kaip jie galėtų bijoti net mirties valdovo? Todėl, jei vėl ir vėl apmąstoma nepastovybė, galvojant, be jokios abejonės netrukus teks atsiskirti nuo kūno ir turimų gėrybių, tuomet pamažu nuslopsta troškimas neatsiskirti nuo šių dalykų. Todėl nebekyla ir mirties baimė kylanti iš vidinės kančios, kurią sukelia toks išsiskyrimas. Taigi, dabar kaip konkrečiai Tsongkapas siūlo mums prieiti prie to apmąstymo atminimo mirties. Tai pradedama nuo to, kad iš principo apie kokią mes santykį su ta mirtimi turėtume turėti. Tai žinoma, baimė ir mirtis yra labai glaudžiai susiję dalykai. Čia įdomus aspektas, bet dabar ta baimė, tai jis tą baimę sąvoką įveda šito vietoj, bet dabar kaip, sakykime, tokį mūsų neišvengiamą santykį, kažkokį tai nepažįstamybę, kad mirtis dvelkia nepažįstamybę ir jis sukuria tą jausmą baimės. Bet dabar specifinis dalykas, kad galima klausti, kokia tai baimė, nes nejaugi, man atrodo, labai naivu būtų manyti, kad žmonės neturi tos baimės mirties atžvilgių. Man atrodo, bet ko paklaustume, tai visi vis tiek atrodytų, kad tuomet visi žmonės apmąsto tą mirtį, bet čia norima pasakyti priešingai, kad jie kaip tik neapmąsto mirties. Tad iš principo čia tokia skirtis yra padaroma, kad turėtų čia kalbama ne apie tai, kad reikia bijoti mirties, nes mirtis atims iš mūsų kažką, tai atims mūsų artimuosius, atims ten turtus sukauptus. Tai ne apie tokį santykį su mirtimi čia kalbama, kad, nes šitas dalykas yra savaime aiškus, kad tai yra visi su tokia baime susiduriama ir nieko dėl to nepadarysi. Čia yra viena iš minčių, kurią Tsongkapa nori pabrėžti, kad netektis pati, kurią atneša mirtis, kaip galėtume sakyti, kaip toks egzistencialas, yra absoliučiai neišvengiama. Ir čia yra viena iš esminių budistinių minčių, bet aišku, čia ir šiaip atrodytų įvairių religinių mokymų galėtų būti ta mintis, kad ir būtent dėl šito nereikėtų baimintis, nors daugelis žmonių kaip tik baiminasi šito dalyko, kad jie praras kažką ir jie tuomet bando įsikibti į tą dalyką ir į viską daryti, kad tai išliktų, nors iš principo pagal apibrėžti į samsaros, jeigu jau
gimstama, bus mirtis neišvengiamai, neteksi visako. Tad žmonės iš principo nesuvokdami to, jie bando kažką tai daryti su šituo dalyku, o čia kaip tik ir mažiausiai reikėtų jaudintis, būtent dėl šito aspektų. Ir tiesiog čia pasakoma tai, kad taip, jeigu yra kūnas, kūnas yra sukeltas karmos, yra tie proto trikdžiai, tai neišvengiamai visą tai suirs. Ir mes tiesiog nieko negalim dėl to padaryti. Ką reikėtų daryti labiau dėl to, tai yra, kad apmastyti tai, kad mes turėtume labiau bijoti to, kad mirties akivaizdoj, ir šita idėja jau gal ir šiaip yra universali, visgi gal drįšiu teigti, kad mirties akivaizdoj mes padarėme per mažai. Tik tai ne ta prasme, kad mes daug kas sako, kad vat gailisi mirties akimirko, kad vat galėjo gyvenimą geriau nugyventi. Bet tada, gali sakyti, kad, tai geriau, tai daugiau dar malonumo patirti, dar daugiau visokių gyvenimo spalvų ten pasidaryti, bet ne šituo aspektu, bet būtent tuo aspektu, kad mirties akimirkoje nebūtų gailesčio, kad nepasinaudojai šansų sustiprinti savo dvasinę praktiką, kol dar buvai gyva. Ir būtent tai reiškia, kad tas gyvenimas suteikia tą išskirtinę galimybės praktikai, dorybių kūrimui, tai iš esmės ta baimė turėtų būti ta, kad tu neišnaudoji to gyvenimo tinkamai mirties akivaizdoj pagerinti savo būklę įveikiant mirtį. Ir čia va šitas dalykas yra žymiai svarbesnis ir įdomesnis negu tiesiog bandymas išvengti mirties, išsaugant kažką, nes būtent šitas gyvenimas leidžia ne apskritai įveikti mirtį būtent su dabartiniu duotimi, sakykime, kūnu ir visą kai kas yra, bet suteikia galimybę iš budistinės perspektyvos galvoti apie tolimesnę būklę, kuri seks po būtent mirimo. Ir būtent ta būklė yra apibrėžiama jau pagal dabartinius mūsų veiksmus, daugiausiai etinius veiksmus ir tai, kaip mes priemam sprendimus. Tai čia yra svarbiausias dalykas, ko reikėtų bijotis, tai yra nepakankamo tinkamo įvertinimo šio gyvenimo ir atliekamos praktikos. Ir tai čia yra pagrindinė mintis, kuri, man atrodo, šitam paragrafe ir yra išsakoma, bet dabar galime pažiūrėti, galbūt yra kažkokie konkretesni pavyzdžiai. Tai, taip, tas iš gimimo pasakojimų, būdos praeities gyvenimo yra tas pabrėžiama, kad lygiai tas pats, kad bet negali, kad ir ką darytum, kad ir vis tiek neišeis pasilikti šito egzistencijai su tuo, ką turi, su šito kūnu ir su tom duotimis. Bet iš principo reikėtų rūpintis visiškai kitais dalykais, kaip čia sakoma. To, ką aš jau ir minėjau, tai yra būtent ar mes pakankamai ėmėmės dvasinės praktikos, tai dorybingi darbai yra vienas iš tų žingsnių. Dvasinės praktikos pirmas iš tokių žingsnių, viena iš dalių. Baltieji veiksmai tiesiog reiškia tie veiksmai, kurie sukuria pozityvę teigiamą karmą. Ir čia priešinami jau juodiesiems veiksmams. Kas toliau? Taip, tai stovybė. Ir čia paskutinis skaidrės gale tiesiog dar yra pateikiama tokia tiesiog galbūt elementari praktika, kuri turėtų padėti numalšinti tą baimę mirties, tą įprastą, kurią mes turim, kad mes, reiškia, norime išlaikyti dalykus visus. Tai iš principo, ta praktika yra tiesiog mąstyti, kad mes negalime to padaryti ir tą reikia vėl ir vėl apmąstyti. Ir kad tas aš mirsiu faktą tą įsisąmoninti žymiai giliau. Ir kad
ir kad neišvengiamai, bet, kaip čia sakom, be jokios abejonės netrukus teks atsiskirti nuo visų, nuo kūno ir turimų dalykų, kurie tik tai esti šiame gyvenime. Ir būtent tas nuolatinis prisiminimas, kartojimas turėtų šitą baimę panaikinti ir tuomet turėtų išaukti tas, turėtume būti labiau susirūpinę tą baimę, kad mes nepakankamai atliekam dvasinės praktikos ir nepakankamai būsime pasiruošę mūsų tolimesniai tasai po mirties, mūsų pagerinimo šansų kažkokių tai po mirties mūsų tvermės. Tad iš principo tai yra pagrindinė mintis ir galbūt tiek tada iš manęs čia, kalbant apie šitą paragrafą. Ir dabar, kokios jūs mintis turėtumėt? Manau, kad vėl čia turėtų būti labai įdomu. Manau, jūs galėtumėte tikrai įdomiai kažką pridėti, net nebejoju. Aš atsiprašau, aš paklaust norėjau. Prašau. Vat, tie papasakojot, kaip dėl savęs, kaip, reiškia, tą praktiką, kad aš mirsiu, susitaikyti su tuo. Ir gal yra kažkokia praktika, kaip jeigu, kai artimieji miršta, kaip susitaikyti su tuo, kažkaip kaip priimti tai, kad artimieji miršta. Tai iš principo artimieji, jo, čia gerai klausia, tai artimųjų atvejis, jo, fenomenologiškai žiūrint tikrai skiriasi nuo mūsų atveju, bet nuo to, kad aš mirsiu, čia labai geras, labai gilus klausimas, Rima. Bet šitoj vietoj aš nematyčiau dabar, kad būtent čia būtų tas reflektuojama specifiškai. Daiktas tas, kad čia tik pasakoma, taip, kad tiesiog prie artimų ir kitų dalykų neturėtų būti to prisirišimo ir matyt reikėtų perkelti tą pačią mintį kitus. Bet sutinku, kad didesnis krūvis yra būtent, kad ne tai, kad aš mirsiu, bet didesnį krūvį sukelia kitų netektis greičiausiai. Bet kiti vis tiek siejasi su manimi ta prasme, kad aš turiu santykį su kitais ir tai yra kaip mano kažkokia tai nuosavybė, tokia labai abstrakti nuosavybė, kad nes kai sakom artimieji, tai iš principo tai yra tam tikra nuosavybė abstrakti, kad tai yra kažkas, kas susijęs su mumis ir mes jų neteksim, tai tarsi reikėtų mąstyti galbūt panašiai, kad kaip ir aš, čia kaip ir sakoma, bet tiesiog nėra čia detaliai pasakyta, kad be jokios abejonės netrukus teks atsiskirti nuo kūno ir turimų gėrybių. Tai nėra šitom būtent posme kažkaip tai detaliau specifikuojama, ką dar reikėtų daryti, negu tai, kad tu prisimeni nuolat, iš esmės kiekvieną dieną prisimeni, galbūt ne tik dieną, bet ir dienos metu skirtingų nuolat šitą dalyką. Ir šalia to abstraktaus prisiminimo netrukus mes prieisim, bus detaliau šnekama apie tokius pavyzdžius vaizdinius, tokius iš kasdienio gyvenimo, kurie turėtų sustiprinti tą mūsų savokinį tokį abstraktesnį pamastymą, kad mirsiu, bet daugiau duos to vaizdinių sustiprintis laikinumu. Ir netrukus tą skaitysim ir galbūt tai galėtų padėti suprasti. Tai, bet šalia kito dalyko, šiaip kas iš bendro, Aida, matau, kad keliat ranką, tai tos įprastos praktikos yra, kur, įsivaizduojame yrantį kūną, mūsų tiesiog reikia vaizduotės pagalbos papildomai, kad mes galėtume, įjungdami vaizduotę, mes galime, tiesiog arba, bet net nežinau, gal net Aidai ir šitą ir papasakot, galit ir papasakot, nes įsivaizduoju, kad galbūt šitą mintį galėtumėt papildyti mane. Taip, aš prisiminiau dėl praktikos, Rima paklausė, gal kažkokių tai konkrečių
nebūtų. Čia turbūt klausimas ir yra, Rimos, kad va, tas kaip susigyventi su artimųjų netektimi, vis tiek turbūt artimųjų netektys yra didesnės negu turtas ar kažkokios gerybės. Nu, taip manome, kad turėtų taip lyg tai būti. Bet apie praktiką, žinote, kaip jūs viską teisingai pasakėte. Aš gal tik pasikartosiu turbūt ar apibendrinsiu, kad tas neprisirišimo, nesavastingumo praktika. Budistų, vat, kas liečia praktiką, nu aš aišku iš Teravados budizmo kalbu, bet turbūt tas ne praktika būtų po netekties, po mirties, bet tas būtų pasiruošimas, būtent ką jūs ir suminėjote viską atėję, pasiruošimas savo vat, kasdieniam gyvenime tam išsiskyrimui ir tame tarpe ir su artimais brangiais žmonėmis ir tas yra tiesiog ir nesavastingumo turbūt praktika, kas yra Tibeto budizme tuštumos koncepcija, turbūt tas būtų tas pats. Žinote, bet aš Pijadasi turbūt man pirmą kartą aš jos išgirdau, yra tokia paprasta ištara, tarkime, vakare prieš miegą galima pakartoti, budistinė visiškai iš tų senųjų laikų ateinanti, kad man būdinga senti, aš neįveikiau senatvės, man būdinga sirgti, aš neįveikiau ligų, man būdinga mirti, aš neįveikiau mirties. Ir viskas, kas būtybėms miela ir brangu ir malonu, jos turės palikti, išsiskirti su tuo. Viskas, kas būtybėms brangu, miela ir malonu. Tai eina viskas ir brangu žmonės. Tai va tokia ištara kartojama kasdieną, jinai, na, pasipažinsiu, aš pats tą darau. Nežinau, ar būtent tai, bet, na, mano tas santykis su mirtimis smarkiai pasikeitė per keletą metų. Ta prasme, nu, manęs tai iš tikrųjų taip nebegazdina ir netrodo netgi taip labai svarbu mirties faktas būtybė. Tai vat galėtų būti tokia labai paprasta kasdienė praktika, vat šitą, taip sakant, ištara Budos palikta mums, Budo Šakyamunio, jie tiesiog kartuoti, nu, tarsi ir kažkoks programavimas, netgi savo pasąmonės turbūt įvyksta, kad tu nu susitaikai, kad aš neįveikiau, vis tiek tas ateis, niekur nedingsi, kaip ir visiems tas nutiks, kai tu va taip pat susitaikai, žinai tą, nu, net pasąmoninių lygių, kad neįveikiau ir tas nutiks, nu, tai netaip jau ir baisu pasidaro galų gale, gal ir tada jau pasiruošęs būni, kai tai įvyksta. O jo, irgi jūs kaip irgi akcentavote, irgi turbūt pasikartosiu, nu, taip, tu mirties, mirties tas va, šiam gyvenime, jo, bijomasi galbūt ne tiek mirties, tarkime, bet kad tas gyvenimas nueis veltui, kad aš nespėsiu kažkokių tai praktikų pasiekimo, tarkime, padaryti, kuris įtakotų geresnį atgimimą ir tolesnį vystymąsi kelio budistinio, tai va to turbūt, vat, ir aš taip įtariu, kad ir Lamrime tas pabrėžiama, kad, nes būvis, vat, kalbėjome prieš tai skaitymuose, be galo retas ir dėl to be galo brangus žmogaus būvis, tik jame gali visapusiškai praktikuoti Budos mokymą. Tai va dėl to ir visi raginimai yra negaiškim laiko ir Budos sutose, patikėkite manim, tas pats kalbama daug kartų, ne tik tai Tibeto Tsongkhapos ir kitų mokytojų tekstuose, pats Buda irgi tą minėjo savo mokiniams, kad negaiškit laiko, praktikuokit kiekvieną akimirką, nes būtent jums va, taip nuskilo nerealiai, taip sakant, kad ta mirtis tai čia šiaudai palyginus, o be to jinai gali ateiti kiekvieną akimirką. Tai vat negaiškit laiko, nešvaistykit veltui, išnaudokit kiekvieną akimirką ir viskas bus puiku, kaip sakant. Bus tų atgimimų tiek ir tiek, čia naivu, kaip daug kas šiais laikais tikisi, kad rasi mokytoją ir nibaną ir viskas. Ne, dar bus ir bus tų atgimimų ir visa kita, bet jeigu padirbėsim šiam gyvenime gerai, tai toliau tu viskas eisis kaip iš pypkės, maždaug toks būtų reziumė, kaip sakant. Taip, kad mėlyjei, stenkimės ir viskas bus tvarkoj. Ačiū labai, Aidai, labai puikus pasidalinimas asmeninis. Aš dar pridėsiu kad iš tos Tsongkhapos perspektyvos, tai, kad baisu, kad nenuslysti, kad
nu jo, kad bus gyvenimo tikrai, bet vat, ims ir nuslysi kažkokį tai žemesnį gyvenimą ir bus sunku tuomet vėl sugrįžti tą, tai dar tas įgauna, jo, įgauna išskirtinį tą dalyką, kad tikrai reikia išnaudoti tą galimybę. Tai, man atrodo, nesunku man pridėti net Aidai labai gerai papasako, nu, pasakėt viską, tai aš tiesiog tą laikinumo praktiką, ten tas, nu to yrančio kūno, tas nuolatinis arba įsivaizdavimas, arba šalia, nu, specialiai ateimas į tą vietą, kur tie yrantis kūnai ir tu tiesiog specialiai susikuri tokias sąlygas. Ir taip, kad jau kalbėjom, kad kaip vat, būtent senatvė, liga, mirtis sukrečia mus, bet dirbtinai sukūrimas tokių sąlygų gali būti irgi tas pratinimas mūsų, irgi tai yra kaip praktika specifinė, ką galima daryti šalia to tiesiog pakartojimo nuolatinio, kas irgi yra galinga ir įsivaizdavimo, bet tiesiog į fizinės tas nuėjimas ten, kur tie kūnai kažkokie yra mirę ir tu ten tiesiog, ne kūnai mirė, bet žmonės mirė ir kūnai. Ir tuomet ten tu dar sustiprini tą patirtį, tokį specialiai ją sukuri net. Ir tuomet bandai ją kažkaip įsijausti ir vis ją atšviežini. Taip, Tautvydai, mačiau, kad norėjai pasakyti, tai prašau. Tai kolegos, gal tiesiog paprastai aš jaunas labai mačiau tokį japonų filmą Akiros Kurosavos Sapnai, Dreams turbūt, ar ne? Nežinau, ar jūs ten matėte, gal tiesiog parekomenduoju pažiūrėti. Ir man labai įstrigo tame etape gyvenimo, kai mačiau tą filmą, iš tikrųjų ten 7 tokius epizodus rodo, ten rodo susprogusią elektrinę, pavyzdžiui, pačioje Japonijoje, bet paskutinis sapnas toks labai gražus. Čia galbūt Šinto tradicija daugiau yra, Zen budizmas, taip toliau, bet susitaikymas su mirtimi tam sapne buvo labai gražus, ko pavyzdžiui Europoje mes nematome taip pat stipriai. Tiesiog laidoja žmogų seną ir visi džiaugiasi savotiškai. Jisai, sako, jisai turėjo savo gyvenimo santykį su gamta, jisai labai harmoningai gyveno ir taip toliau. Man tai žiauriai tas filmas įstrigo. Berods ir per LNK kanalą mačiau, dar tais laikais rodydavo tokius stiprius filmus, ar ne? Akiro Kurosava tai tikrai labai, labai galingas režisierius. Ačiū tau. tau. Gal toks klausimėlis truputėlį, kodėl mes Europai kartais labai taip liūdime dėl tų savo artimųjų praradimo, gedime jų labai stipriai, ten su raudom baisiom ir panašiai, savo vaikystę prisimenu. Gal toks santykis kitoks būtų. Kaip iš budistinės perspektyvos tai irgi atrodytų? Kaip jūs galvojate? Jo, super, Tautvydai, sakai. Man atrodytų, kad tas europinis tas gedėjimas toks, jis dabar mažėja, kad vis labiau bandoma tą uždarytą mirties. Čia ne aš sakau, čia daug kas taip sako, bandyti labiau viską tais maros gėlėm tom užkloti viską. Ir kad įsukti toliau, čia yra tas, kad kapitalistinė visuomenė nori sukurti tą tokį amžinumo įspūdį, kad daugiau žmonės vartotų ir labiau džiaugtųsi tą samsarą, sakykime, budistiniais terminais, nes tai ekonomikos variklis. Jeigu mes labiau dvasinę praktiką įsigilintume, tai mes mažiau vartotume ir kartu mums labiau šis pasaulis tuomet rūpi kaip kažkoks tai išteklius. Tai čia iš tos pusės, kas čia žinoma senai mintis, nieko naujo, bet tiesiog pakartoju. Tai tas galbūt vyksta jau kuris laikas mūsų 20 amžiaus, 100 amžiui, 21 tęsiasi, bet dabar dėl to specifinio tokio santykio su mirusiaisiais, to liūdėjimo, mirimo, aš manyčiau, kad čia unikalus dalykas yra ir nėra specifiškai tik vakariečiam. Ir nepaisant to, kad yra tas vaizdinys, kad kitose kultūrose neverkiama, ten kai miršti, bet daugelį kultūrų lygiai taip pat. Tai yra sukrečiantis vaizdinys ir tiek japonų, tiek kinų, visur tos raudos, visur yra, tikrai, pavyzdžiui, konfucianistinėje kultūroje tai net ir sakoma, net ir skatinama išgyventi mirtį ir tą visą, kad tai yra, tas išjautimas didelis yra teisingas netgi žingsnis, pagarbos atidavimas būtent mirusiam ir panašiai. Tad, nežinau, ar
ar tai yra kažkoks išskirtinis vakarietiškas dalykas, kažkokiose kultūrose, gentyse, mažesniuose, ne, tai galėtų būti kažkokių specifinių ten jau tų ritualų, bet jau ten jau reikėtų arba tokių specifinių tų tokių įsitikinimų, elgesių, būtent mirties akivaizdoj, bet čia jau reikia žiūrėti pasaulėžiūras, labai įdomu antropologiškai būtų, bet daugelį kultūrų vis tiek yra tas santykis labiau jo panašus kaip pas mus, aš taip drįšiu teikti, ir dabar koks tas budistinis turėtų būti santykis, tai man regis taip kaip čia Tsongkapa, jis gerai ir reprezentuoja tą požiūrį, o būtent tas požiūris yra, kad tai yra neišvengiamas dalykas ir dėl to nereikia kažkaip tai papildomai dėl to investuoti save į šitą dalyką, kad būtų tai kažkaip išsaugojama. Tai tiesiog kas svarbu, gal tas atminimo faktas, kaip visose kultūrose yra, kad yra atminimas, bet ir, reiškia, to, kas praeina, tas, kas išnyksta, atminimo kultūra, o santykis pats su visu tuo turėtų būti, kad taip, tiesiog tą priemam labiau kaip tiesiog kaip tam tikrą duotybę. Bet čia banalų dalyką sakau ir kaip čia skaitėm, kad galiu vėl į tą pačią skaidrę sugrąžinti atgal, kad daugelis žmonių vis tiek jie paprasti pasauliečiai atsisakyti troškimų nepajėgia. Tai aš perfrazuočiau, paprasti žmonės vis tiek net ir suvokdami, ir net ir Tsongkapos laikais tas pats buvo. Dėl to Tsongkapa tarsi atrodo, o čia labai jau ten jie mirties turi išskirtinį ten pažinimą, supratimą, bet jie čia nieko panašaus. Ir jo laikais daugelis ir žmonių ir taip toliau irgi nebijotinai, tai buvo irgi sunkus dalykas. Nepaisant to, kad mirtis buvo žymiai labiau egzistavo šalia dėka mažesnių technologinių tų pasiekimų ir taip toliau, bet vis tiek tai visuomet būdavo, tai, kas sukrečia ir ne veltui šitie visi vaizdiniai, skyrius visas šitas, ir tai nemanau, kad esminis kažkoks skirtumas yra, bet jo, taip aš galvočiau. Aš tiesiog individualiai gal tokią patirtį turėjau, kai laidojom savo šeimos tėvą, tai su broliu buvo toks ginčas. Jis ten galbūt buvo tos krikščioniškosios labai tradicijos palaikytojas, o aš tai visada sakiau, kad reikia kremuoti žmogų ir man tai buvo priimtina, kremuoti žmogų. Taip? O jam ne, toks konfliktėlis gaunasi iš karto. Jo, čia tai gal specifinis įsivaizdavimas teologinis. Tą Kurosavą irgi paminiau šiek tiek, ar ne? Ir būtinai rekomenduoju pažiūrėti patį filmą. Reikia rasti, mes neturime mediatekų, bet labai būtų gerai, kad mes irgi kartais tą ir praplėstume. Čia visiems sakau, galų gale lietuviams, ne konkretiems žmonėms, bet tų mediatekų irgi šiek tiek trūksta pas mus Lietuvoje, ko gero, taip? Nežinau, man atrodo visai gal yra tos prieigos, visokie ten yra tos mediatekos ir Netflixai visokie. Aš kol kas per piratinę produkciją tik tai žiūriu ir suprantu, kad tai irgi blogai turbūt. Nežinau, čia atskira tema, ten blogai, bet kalbant apie pamečiau mintį, kad tavo atveju tai tiesiog skirtingi įsitikinimai žaidė tavo brolio. Nes kūno svarba, pavyzdžiui, ar kūną išsaugot ar neišsaugot, tai iš budistinės perspektyvos kūnas, tu nieko neišsaugos, jokio kūno, tai visiškai nėra skirtumo, ar degini, ar tu laidoji, vis tiek suirs ten viskas. Ir, tai neturi įtakos o krikščionybei, tai žinom, tas prisikėlimas, sakoma, turi įvykti. Būtent dėl to ir įdomi ta diskusija tokia gavosi prieš beveik 10 metų. Taip. Bet įdomu, kad ir budizme prisikėlimas yra apie tik tą gimimo prasme, naujo gimimo. O ten nevat suvokiama pažodžiui, kad tas pats kūnas turėtų kažkaip tai, iškilti vėl. Tai nežinau. Reikia, atsiprašau, kad čia įsiterpsiu. Prašau. Aš tai galvoju, kad reikėtų paklausti tų senyvų žmonių, kurie jau turi mirti. Kaip jie nori, ar būti sudeginti, ar tiesiog palaidoti.
Nes mano mama, pavyzdžiui, asmeniškai nenori būti, kad ją kremuočiau, kad kremuotumėm, nors man tai, pavyzdžiui, asmeniškai irgi kremuot būtų 100 kartų geriau. O Tai mano vat tėvas norėjo būti kremuotas, dėl to aš irgi atsižvelgiau. Tai. nu tai va, tai reikėtų atsižvelgti į, į tėvo nuomonę. Nu jo, čia dabar atsižvelg, neatsižvelg, čia irgi įdomus aspektas, nes, nu jo, čia kiekvieno iš tas, jo, labai įdomus dalykai. Tai čia, um, jo, mūsų kultūrai vis tiek, man to stipriai krikščionybė veikia, tai neišvengiamai mūsų tuos vaizdinius formuoja ir preferencijos vis tiek nu, istoriškai nedegint ilgą laiką čia buvo, dabar vat, pastaruoju amžiumi panašiai, bet keičiasi tą kremavimą, žinoma, dėl tiek, nu, bet čia kita tema. Tai. Bet čia po antro Vatikano susirinkimo leido gi kremavimą, nu, bent jau katalikų bažnyčios, tai čia... Taip leido, bet vis tiek nepaisant to leidimo, vis tiek, nu, tradiciškai Lietuvoje tas, nu, kažkodėl, ką žinau, vis tiek, kas labiau krikščioniškos pozicijos tą turi, kad išlaikyti kūną labiau dalyką. Aš turiu pasakyti, kad net ir aš kai galvoju, nu, apie, nu, vat, kaip aš norėčiau, tai irgi pala žino iš ekologinės perspektyvos ir panašiai, tai aišku, kad nu, neišlaikysi, tarsi, kremavimas, tai taip, bet ir šiaip, nu jo, čia įdomus tas aspektas, bet tas kartu prisikėlimo faktas, kažkoks prisirišimas prie kūno, jis vis tiek esti kažkokio tai daly ir, nu, įdomus aspektas. Čia, na, nežinau, čia tokie asmeniniai dalykai jau tai žaidžia tas ir tas šiek tiek. Tai. Andrėjau, neturi dar kažkokių pamastymų, dažnai turi labai įdomių visokių tokių minčių, neturi čia kažkokiu tai dar idėjų, ko nepasidalint nenorėtum? Galiu tik tai pratesti apie kremavimą, man iš karto į galvą atėjo Šusako Endo vienas romanas, neatsimenu kuris, bet buvo autobiografinis. Ir jis ten, nu, nes jo šeima ten krikščionis buvo, jis atsivertė tetos, atrodo, ir jo mama buvo irgi atsivertusi į katalikybę. Japonijoje tuomet, nes budistinė šalis, nu, šintoistinė, bet ir kai pasakoja, kai vat, įvyko tas antrasis Vatikano susirinkimas ir jis važiavo į kapines, atkasė jo motiną ir surinko jos palaikus, kad galėtų kremuoti. Tai man tas vaizdinys tiesiog atėjo į galvą, nes tarsi priimta Japonijoje kremuoti visą laiką, bet kažkokią laiko dalį, 20 amžiaus pirmą pusę iki antro Vatikano, tai jie laidojo, bet dabar irgi jau visi kremuoja, nes pas juos nusistovėjęs šitas dalykas kremavimo. Tai gal šitas dalykas atėjo iš jūsų to pokalbio bendrai, o kitas dalykas, kad vėliau bus Tsongkhapa minės, kad tarsi tas išsiskyrimas su artimaisiais ar draugais, tai reikia visą laiką atminti, kad praeitose gyvenimuose jie buvo tavo priešai ir kitose gyvenimuose vėl bus tavo priešai, o tavo priešai buvo tavo draugais. O po to galiausiai bus tokia praktika, meditacija, kad atjautą medituotum visom gyvom būtybėm, kad įsivaizduoti, kad visos gyvos būtybės kažkada buvo ar kažkada bus tavo motinos, kažkas tokio. Tai tik tokie dalykai gal man atėjo, bet čia jau vėliau tekste gal nereikėtų peršokti. Ačiū Andrėjau, labai įdomiai pasakėjai. Jo, tai jo, čia universali ta tiesiog, jo, kitos praktikos, tai kol kas nekalbėsiu apie jas, bet dar pagalvojau, kad, nu jo, net nevartojam tą žodį kremuoti, tai lotynišką tą paimam žodį tam, kad, nes jeigu sakytum deginti, tai kažkaip nepagarbu deginti, tai nereikia tada sakyti kremuoti ir čia kažkoks jau
jau tampa tame, nu, čia irgi susijęs su tuo, kad mūsų kažkokia specifinio mąstymo, kad bent jau lietuvių kalboje, bet ir daug kur kitose kalbose vakarų, kad tas, nes parenki tą specifinį žodį terminologiškai, kad tai nėra tiesiog šiaip tai tiesiog deginimas, tai specifinis kažkoks tai aktas įvykstantis ir tada tai jau kitą tiesiog terminą parenki tam. Bet čia dažnai tai būna, ypač su mirtimi, kai susiję, pavyzdžiui, nesakome, kad ten savižudybė, sakoma eutanazija, pavyzdžiui, bet Taip, taip, taip. Ir būtent visose kultūrose bandoma tame tų gražių kažkokių specifinių žodžių atrasti tam. Nu jo, čia užsikalbėsim ir po truputį galim judėti prieki. Ir dabar prieš mus yra ketvirtasis skirsnis ir dabar bus vadinasi jis apie kaip ugdyti tą mirties atminą konkrečiau. Ir tam buvo, ką tik skaitėme apie tą bendrą, nu galima sakyti, nu vat nuostatą, kokią reikia turėti, tai tą nuostatą jau kaip ir aptarėm, kad reikia bijotis, kad neišvaistyti gyvenimo veltui, o ne pačios ties fakto, kad net mirsi ar kažkas mirs ir kad bus netektis kažkokia. O dabar, kalbant apie būtent konkretesnės tas praktikėlės tokias, tą nuostatos išplėtimą tam tikrą, tai jo, tai bus išskleidžiama tai vat per tokius dalykus kaip 3 šaknys, 9 priežastys ir 3 apsisprendimai. Ir dabar bus kalbama apie 3 šaknis. Ir tos 3 šaknės yra apmastyti, kad mirtis yra neišvengiama, apmastyti, kad nėra aišku, kada mirsime, bei apmastyti, kad mirties akimirką nepadės niekas išskyrus dharma. Tai būtent Budos mokymas ir niekas daugiau negali, to akivaizdu viskas bus sutrinta į miltus, išnyks, bet Budos mokymas jis gali tai, kas turi tą išliekamą vertę visos būtent mirties akivaizdu, nyksmo akivaizdu. Ir dabar skaitysime pirmą iš tų šaknų, kad mirtis yra neišvengiama. Taigi, pirmoji šių 3 dalių apmastyti, kad mirties valdovas tikrai ateis ir kad jo neįmanoma atgręžti jokiomis aplinkybėmis. Kad ir kokį kūną būtume gavę gimdami, mirtis vis tiek ateis. Kaip sakoma, nepastovybės rinkinyje. Jeigu net pratieka Budos ir Budo klausytojai palieka šį kūną, ką jau kalbėti apie paprastus žmonės. Kad ir kokioje vietoje apsistotume, mirtis vis tiek ateis. Tame pačiame tekste sakoma, nėra tokios vietos, kurioje apsigyvenus mirtis negalėtų pasiekti. Jos nėra nei dangaus erdvėje, nei vandenyno gelmėse, nei pasislėpus tarp kalnų. Nėra jokio skirtumo, ar kalbėtume apie praeities ar apie ateities laikus. Mirtis vienodai sunaikina visas gyvas būtybės. Tame pačiame tekste sakoma, kiek tik buvo atėjusių ir kiek dar ateis, visi jie paliks šį kūną ir išeis. Išmintingasis supranta, kad visa tai suyra. Todėl gyvendamas dharmoje tvirtai praktikuok deramą elgesį. Tad tas apmąstymas, kad mirtis neišvengiama, pradedama nuo tos minties konkrečiau, kad tiesiog, kad personifikacija šitą pateikiama, kad mirtis valdovas, mirtis paims, čia tokie atrodo banalūs dalykai, bet detaliau, tai truputį įskleidžiama, net ir tie atrodytų banalūs dalykai, kurie teoriškai banalūs, bet realiai kasdienybėje mes kažkodėl daugelis žmonių mes turime mintyje, nebūtinai tai vis tiek kažkaip užsiliuliuojame apie tai. Ir jo, Aidas minėjo, kad turi tą vis tiek tą praktiką atlieka ir kartu dėl to, galbūt tas neišvengiamumas nėra toks, kažkaip labiau galima su to susitaikyti, bet daugelis žmonių vis tiek nesusitaiko. Tai vis tiek tai skirta daugeliu žmonių, man atrodo.
Ir tas vaizdinys pirmas, kad, nu taip, kad net ir Budos, net ir Siddhartha Gautama mirė iš principo, ta prasme mirė, kad jų kūnas suiro. Tai net ir Buda pasiekė nubudimą, tai tas nubudimas reiškia, kad jis daugiau neįsikūnės, jis daugiau iš esmės jis nebekuria jokios karmos neigiamos. Bet vis tiek, net ir žinom, tas visas pasakojimas apie Budos laidotuvės, apie panašiai, tai niekas, kas jau atsirado samsaroje, buvo samsaroje, jis vis tiek bus paliečiami, tos būtybės. Tiesiog norima pabrėžti, net ir štai tokios būtybės ir bodhisattvos, visi jie susidurs su mirtimi, kaip tą netektim savo kūno bent jau. Dabar ir toliau tiesiog tas pabrėžiamas erdvinis momentas, kad jo nesvarbu, apie kokią erdvę mes kalbam, ar kur tik tai benueitume, ar dangui būtume, ar po žemę pasislėptume, ir visur mirtis suras mus. Ir tiek erdvėj, tiek ir laikė, ar bandytume kalbėti apie kažkokius praeities laikus. Ten, žinom, yra tos istorijos, ten būna aukso amžius, štai žmonės gyveno labai ten daug metų ir taip toliau, bet vis tiek mirždavo. Ir lygiai taip pat ateityje irgi mirs, nors kalbama apie tą būtent sritį, kad kaip prailginti gyvenimą, bet iš principo pati idėja vis tiek tai yra daugiau ne idėja, bet vis tiek tai yra labiau dėsningumas negu tai, ką galima prailginti bandyti, bet vis tiek neišvengiamai tai turėtų paliesti pagal dabartinius, pagal tai, ką mes žinome apskritai. Tad iš principo šitas suvokimas tiek erdvės, tiek ir laiko akivaizdoje, erdvė ir laikas sudaro samsarą mūsų, kad mirtis yra neišvengiamas tiesiog dalykas ir reikia tą priimti. Dabar net nežinau, čia gal net neverta, nėra ką diskutuoti, aš taip nusprendžiu, nebent jūs galite pertraukti mane bet kada iš principo, bet aš galvoju, kad galime eiti prieki ir mažai ten buvo pasakyti, toliau paskaitykime ir tada padiskutuosim. Nuo mirties valdovo nepabėgsi ir jo neįmanoma atgręžti mantromis ar panašiomis priemonėmis. Kaip sakoma, pamokyme karaliui, tarkime, iš 4 krypčių ateina 4 didžiuliai kalnai. Solidūs, tvirti, turintys vientisą brandolį, nesuirę, nesuskilę, be plyšių, nepaprastai kieti ir sutelkti vieną tankią masę. Jie siekia dangų, verčia žemę ir ateidami sutrinai dulkės visas žoles, medžius, kamienus, šakas, lapus, visas juslesias būtybės, gyvūnus ir kitokias esybės. Nuo jų nebūtų lengva greitai pabėgti, juos nebūtų lengva atremti jėga, nukreipti šalin turtais ar sustabdyti medžiagomis, mantromis ar vaistais. Didysis karaliau, lygiai taip pat ateina ir šios 4 didžiosios baimės. Nuo jų nebūtų lengva greitai pabėgti, jų nebūtų lengva atremti jėga, nukreipti šalin turtais ar sustabdyti medžiagomis, mantromis ir vaistais. Kokios tos 4? Tai senatvė, liga, mirtis ir nyksmas. Didysis karaliaus, senatvė ateina sunaikindama jaunystės žydėjimą. Liga ateina sunaikindama sveikatą, nyksmas ateina sunaikindamas visą klestėjimą. Mirtis ateina sunaikindama gyvybę. Nuo jų nebūtų lengva greit pabėgti, jų nebūtų lengva atremti jėga, nukreipti šalin turtais ar numalšinti medžiagomis, mantromis ir vaistais. Kamawa yra pasakęs, dabar reikia bijoti mirties, o mirties akimirką reikėtų būti be baimės, tačiau mes elgiamės priešingai. Dabar nebijome, o mirties akimirką iš siaubo nagais draskome savo krūtinę. Apmąstyti, kad gyvenimo trukmės neįmanoma prailginti ir kad jos mažėjimas vyksta be pertrūkio, reiškia štai ką. Įžengimo gimda sutroje sakoma, jei dabar kūnas būtų gerai ir rūpestingai saugomas, kad gyventų patogiai, ilgiausiai jis išgyventų 100 metų arba šiek tiek daugiau. Aukščiausia riba yra maždaug tokia. Tačiau net jei ir būtų įmanoma tiek išgyventi, laikas iki mirties senka nepaprastai greitai.
Metai išsenka praeinant mėnesiam, mėnesiai išsenka praeinant dienoms, o dienos išsenka praeinant dienai ir nakčiai. Šios savo ruoštų išsenka praeinant rytų ir kitoms dienos dalims. Todėl bendra gyvenimo trukmė yra trumpa, o ir iš jos jau daug kas atrodo praėję. Prie likusio gyvenimo neįmanoma pridėti nė vienos akimirkos, o jo mažėjimas vyksta nuolatos, dieną ir naktį be jokio pertraukio. Todėl bodhisattvos veiksmų kelyje sakoma, dieną ir naktį be jokio sustojimo šis gyvenimas nuolat nyksta. Jei iš šalies neteina jokio priedo, nėra jokio priedo iš šalies, kaip toks kaip aš galėtų nemirti. Taigi iš principo, tai va, tęsiamas, čia šitoj skaidrėje du dalykai. Toliau tęsiama ta mintis apie mirties neišvengiamybę ir pateikiama pavyzdžių gerų įdomių, išskleidžiama šiek tiek, o po to labiau pabrėžiamas tas toks tęstinis momentas, kad labiau dalykas, kad mūsų egzistencija visuomet eina į minusą. Tai iš viso apie tą patį kalbama, bet truputį skirtingais aspektais. Tai pratęsiam tuomet tą mintį apie neišvengiamybę. Čia neišvengiamybė ta gražiai parodoma, būtent jo pacituoja tekstą, pamokymus valdovui, toks tekstas esti, ir būtent 4 kalnai yra kaip vaizdinys, kurie ateina iš 4 pasaulio krypčių ir jie yra, apskritai, net nežinau, ar net reikia čia daug komentuoti, kalnai yra vienas tokių labiausiai tvariausių ir galingiausių vaizdinių apskritai, mūsų psichiai ir senovė ypač, ir ypatingai Tibete kalnai, visur jie yra, jų ta didybė yra, net ir prieš šiuolaikinės technologijų akivaizdu irgi, vis tiek tai yra didybė. Ir dabar tas vaizdinys, kad tie kalnai juda ir jie iš visų pusių ateina ir vis tiek neišvengiamai viską suspaus ir suslėgs, ir tai yra kaip mirties vaizdinys. Ir su jais nieko negali padaryti, niekas nepadės. Galima galvoti, kad gal kažkokios tai priemonės, kažkokius ginklus pasidarysi, bet ne, kalnų neįveiksi. Bent jau ta metafora, manau, gan suprantama. Kalnų nei mantros nepadės, o šiaip mantros yra, kaip sakoma, tie užkalbėjimų funkciją tą atlieka, arba maginių formulių funkciją, kai kurios mantros. Kad tu, sakydama mantrą, gali nukreipti kažkokį tai ligą, kažkokią gali gal išgydyti, kažkokią tai iššaukti lietų ten, kai sausra, arba kažkokį priešą atbaidyti, panašiai, bet prieš mirtį jokios mantros nepadės apskritai. Gali galbūt sulėtinti kažkokius procesus, bet kaip dalykas tas vis tiek tai neišvengiamas. Ir toliau taip pat išskleidžiama būtent ta baimė viena, tiesiog netek dalykų per 4 kitas baimės. Ir tos baimės susiejamos su jau kalbėtomis senatvė, liga ir mirtimi siaurąja prasme. Ir dar nyksmas pridedamas. Tai iš principo visos jos susijusios yra, nes vis tiek viskas galiausiai su mirtimi ta plačiausia prasme, kaip net nežinau, nereikia net man ir ko sakyti, suprantam tai, kas uždaro mūsų gyvenimą įvykių, arba ir tai galime ir kaip įvykį traktuoti, galima kaip ir asmenį traktuoti, kaip daugelį kultūrų, tai čia kaip buvo kaip asmuo traktuojamas, personifikuojama. Tai kaip matom, būtent senatvė kaip mirties atšvaitas sunaikina jaunystę, kaip kažką tai tokio malonaus labai, liga kaip mirties toks raiška sunaikina sveikatą. Nyksmas apskritai yra, gal kažką gražiau galima sugalvoti, ne nyksmas, tą vertimą, jis sunaikina visą tą komfortą, prestižą, visą, tą galėtume sakyti, klestėjimą, kuris ateina kartu su tuo jaunystė ir sveikata. Tai tas irgi išnyksta mirties akivaizdoj. Galima sakyti,
už klestėjimo tie visi turtai irgi slypi. O mirtis tiesiog atima visą tai, kas lieka, nes net jeigu ir yra, iš esmės, kai sveikata sunyksta, kai jaunystės nebėra ir kai atimi visi kiti dalykai, tai iš principo ir gyvybė užgesinama. Tai čia visos tos baimės yra susijusios, sukabintos tarpusavį ir vėlgi sakoma, kad nuo jų iš principo nėra jokių būdų su tuo dorotis. Ir po to pacituojamas toks mokytojas iš Kadampa tradicijos, iš Atišos tradicijos, Kamava, ir jo ta ištara taip pat svarbi, kad vėlgi mes kalbėjom, kad daugelis žmonių bijo netekti kažko, tai ir jie čia tiesiog priešingai apverčia, kad tiesiog reikėtų tą santykį, bet iš kito aspekto matot, kad reikėtų dabar apie mirtį galvoti, tai dabar reikėtų apie tą praktiką užsiminėti, o ir mirties akivaizdoje tuomet kaip tik, kai tu jau tą darai, nebekyla ta problema, o daugelis žmonių priešingai daro ir jie kitaip reikėtų apsukti šitą dalyką, kad kaip tik mirties akivaizdoje turi jau būti padaryta tai, kas visi darbai padaryti, o ne priešingai, kad tuomet tai užklumpa kaip kažkokia tai netikėtybė, kai iš tikrųjų tai visą laiką taip akivaizdu, bet tos visos džiugesiai visi tie apakina, tos gėlės maros užsklanda, užmeta. Ir po to tuomet tos neišvengiamybės perinama prie tos temos apie neišvengiamo mažėjimo. Tai yra, kad mūsų egzistencija turi tą minusinį visuomet aspektą, kad jau einame tiesiog miriop. Tai čia vėl ta idėja, kad tiesiog ją galima žodiškai išsakyti, kad tas laikrodis mūsų gyvenimo senka ir su kiekviena minute vis mažiau lieka to laiko. Ir tiesiog tas norima pasakyti. Ir konkrečiai tai, kas čia yra išsakoma, tai ir yra galima sakyti, tai yra meditacija analitinė. Kai klausėt Rima, ką daryti, kokia ta praktika, kaip daryti, tai ir kai Aidai dalinote savo patirtim, tai dabar Tsongkhapa ir pateikia realiai, kaip smulkiau tą daryti. Galima, tas vaizdinys 4 kalnų neišvengiamybės, arba toliau tą tokį nuolat sekimą tarsi laiko, tą kryptį visą matyti, kad nuolat mažėja kiekvieną dieną, irgi tai yra praktika, tam tikrai įsisąmoninimo to laikinumo ir būtent, kad artėjame link to fakto. Ir visas tas dalykas, kad mes artėjame link to ir niekada iš šono nieko negausi, tarsi priedo. Tokia prielaida daroma. Čia įdomi prielaida, nes galima galbūt svarstyti ir iš kitos pusės, kad, štai, pavyzdžiui, dabartinės technologijos, o ką gali žinoti, yra tokia visiškai kryptis visai populiari, kad, štai, iš technologijos reikia palaukti šiek tiek, po 10-20 metų medicina pagerės, nes mūsų gyvenimo trukmė ilgėja, tai galima galvoti, kad, taip, tai bus priedas kažkoks prie to mūsų gyvenimo. Bet čia, labiau pabrėžia, nežinau, iš šitą kritiką, kaip būtų galima atsakyti. Tiesiog istoriškai, tai tas faktas, kad nebuvo tuo metu kažkokių tai labai veiksmingų technologijų prieš tai, bet ir šiaip mintiškai tiesiog suvokiam tą patį dalyką, kad tiesiog trumpėjimą, neišvengiamą, net nereikia kažkokio tai to technologinio aspekto, kad vis tiek metų daugėja, su kiekviena sekundė mes senstam ir šito akivaizdoje tarsi procentiškai mūsų tikimybės didėja ir tai nuolat vyksta, kiekvieną sekundę didėja mirti. Tai bet čia būtų dar baisesnis
kalėjimas, kiek aš suprantu iš Mahajanos pozicijos, kad būti kalintam kūne, kuris tarsi negalėtų mirti, tai tarsi čia jau prieštarautų tam visam išsilaisvinimo siekiui. Tokia būtis, tai tu įkalintas kūne ir nebegali mirti tiesiog, nežinau, koks transhumanizmas ar kažkas tokio, toks permanentinis kalėjimas be galimybės išsilaisvinti, nes tarsi tu pasieki tą kažkokį atsiribojimo apatėjos ataraksijos lygį ir tuomet tu miršti ir jau, čia Hinajanos kontekste, su šituo, aš nežinau, kaip kiti galvoja. Tai tarsi tas mirimas yra geras dalykas, kai tu jau pasieki tą nirvaną. Tai kažkaip taip. Ar ne? Ar aš blogai suprantu čia? Jo, tai Andrija visiškai teisingai sakai. Tai buvo ta mintis, kad, pavyzdžiui, tėvai, jie, taip jie labai ilgai tveria, būtent jų ta egzistencija labai ilga, kad tas kūnas toks, tas gyvenimas ilgas, kad jis praranda tam tikrą, tai yra tam tikras įkalinimas tėvams, būtent jų tas ilgas gyvenimas. Iš tos pusės, kad ir tas kartu ilgas gyvenimas keičia tas ir sąlygas truputį mažiau ryšium su kitom gyvom būtybėm, nes daugelis būtybių, kai pagalvoji, tai šiaip tai trumpai gyvena. Pilna gyvų būtybių, kurios, ką aš žinau, gyvena dieną vieną ar net trumpiau, visokios ten labai smulkus organizmai. Ir aplinkui mus pilna visokių, net ir žinduolių, kurie žymiai trumpiau nei mes gyvenam. Bet kolegos, sutikite, kad pavyzdžiui, baigtinumo reiškinys žmogui, bent jau vakarietiškam žmogui, labai sudėtingas yra. Pažiūrėkit, kodėl diktatoriai taip labai domisi transhumanizmu, to pačiu prailginimu gyvenimo eigos šitoje žemėje, ten Putiną paminėsime ar kitus diktatorius. Tai irgi kažką tai mums kalba turbūt, ar ne? Kaip jūs galvojate? Lengvesnės formos diskursas šiek tiek. Taip. Man, įdomus tas dalykas, tas noras tverti. Tai tas, žinom, diktatoriai, taip, Xi Jinpingas, konkrečiai Putinas. Ir jų galia vis dėlto veikia mus visus kitus žmonės šitam pasaulyje. Norime tai ar nenorime, turime pripažinti. Klausimas dabar, kokia yra nauda iš to gyvenimo, prailginimo. Tai iš principo malonumo, ko gero patirimas, didesnis kiekis malonumo. Kaip minėjau, tas kitas argumentas sistemos, tai daugiau sistema pati. Gal tiesiog baimės fenomenas kaip toks, to baisu išnykti. Tai ta pati baimės prisirišimas tas pats, kaip kalbėjom, ar ne, kad iš tos pusės, kad neišvengiamai yra mūsų šitie nenorim atsiriboti nuo dalykų turimų ir va čia kolegos priminsiu tą patį Arvydą Šliogerį. Žinai, mes turime ir tą Kaligulos sindromą naikinti aplinkui save, kad save įtvirtintume. Turime ir tą būtent įtakę sindromą pažeidžiantį kitą aspektą. Ne? Nirvana vienoj pusėje, kitoj pusėje yra Kaligula. O tas, kaip išlaikyti balansą, yra labai sudėtingas uždavinys, bent jau vakarietiškam tam žmogui. Ne? Ir galite sutikti, nesutikti, bet tokie fenomenai šito filosofo irgi labai svarbus, man taip egzistenciškai pagalvojus, išryškinti turbūt yra. Taip? Bet klausimas, ar Mahajanos praktikuotojas taptų diktatoriumi pirmom vieton, nebent
gal ateina į galvą kokia Koreja ar Japonija, tai tarsi ten yra budistinės diktatūros tradicija. Bet kiek aš skaičiau apie japonų diktatorius, tai jie nemirtingumo nesiekia, man atrodo. Aišku, tai yra sena tradicija. Gali būti ir ideologija iš dalies turbūt, ar sutinkat? Tai labai sunku patikrinti iš viso. Ten diktatoriai kaip regentai buvo imperatoriaus. Tai ten labai sena tradicija tų diktatūros karinės ir kaip imperatoriaus regento. Aišku, tas žodis gal blogas diktatūra, nes čia yra iš vakarų tradicijos ir diktatorius yra labiau kur tas ne magistras militum, tas ar peditum. Magistras peditum. Tai pėstininkų vadas romėnų, ir iš šitos tradicijos ten ateina. Aišku, jis irgi, kad diktatorius yra tas, kuris reprezentuoja kažką, tai kad jis pats iš savęs neturi galios kaip karalius. Gerai, kolega, bet jūs sutinkate su ta problema, kad žmogus toks sudėtingas reiškinys, kad jisai kartais nori ir didinti labai savo galę ir nori nusižudyti kartais visai kitom aplinkybėm ir taip toliau. Tai yra balansuojantis labai stipriai, tiesiog į dviem skirtingais vektoriais kartais nešant jį. Pats gyvenimas gal kartais jį nešant dviem skirtingais vektoriais. Aš dabar galvoju, vėl daugiau nekalbėsiu, bet apie Šliogerį prisimenu. Tai jis čia labai stipriai pataikė. Į mikrofoną, Tautvydai, kalbėkit. Tautvydai, neiškirtom, kokia ten Šliogerio mintis, neiškirtom. Tiesiog žmogus balansuojantis labai stipriai fenomenas yra. Jisai ir vieną pusę gali eiti, ir į kitą tiesiog. Taip? Taip. Ir į savižudybės pusę, ir į galios stiprinimo pusę, į Kaligulos arba kažkuria prasme jis taip įvardina. Čia galim priimti, nepriimti, bet iš dalies ir nirvanos. Taip? Jam ir tas yra būdinga. Labai sudėtinga būtybė, sudėtingas fenomenas kaip toks turbūt. Nežinau, čia toks labai sakymas, kad super sudėtingas jis įkuria tokią irgi iliuziją žmogaus išskirtinumo. Ir nepaisant to, kad čia Mahajanoje kaip ir pabrėžiama ta egzistencija žmogiškai išskirtinė, bet tuomet gali kilti išdidumo pojūtis prieš kitas būtybės ir kad čia labai mes mūsų egzistencija tokia, kad gali susidaryti tas egoizmo pojūtis stipresnis ir iš Mahajanos perspektyvos šiuolaikinios tokios interpretacijos labiau reikia irgi nesureikšmint pernelyg, prieš kitų būtybių atžvilgių, turit minty, kad visos būtybės svarbios. Ir čia tie visi diskursai tiek ir ekologiniai įeina, tiek ir žmogaus laisvių ir panašiai. Ir tiesiog laisvių, ne tik žmogaus, gyvūnų laisvių. Aš turbūt irgi nesiūlyčiau čia kaip galutinės tiesos priimti. Tiesiog yra perspektyva ir tiek. Taip. O šiaip jau laikas mūsų kaip ir baigėsi, bet ta problema, man atrodo, vis tiek išryškėja šiuolaikybėj, kai skaitom senuosius tekstus, Tsongkapo skaitom mirtimą. Tiesa, apmąstymą, tai transhumanizmas, ta perspektyva vis tiek kaip siekimas, kažkaip tai perkeisti visgi tą būklę, tą tokią pačią, kaip sakoma, neišvengiamybę, tą mirties, kuri čia tvirtinama taip gan absoliučiai. Tai tie visi būdai, bandoma viską visokiom priemonėm išsaugoti. Ir čia vėl galbūt iš Mahajanos perspektyvos sakytume, kad čia vėlgi tos pačios klešos gal veikia, kurios bando vis tiek kažkaip kabintis ir kažkaip tai tą egzistenciją pratesinėti, nors, nežinau, man norėtųsi kažkokio įdomesnio dar apmąstymo, reikėtų pagalvoti, gal pažiūrėsiu kokios medžiagos transhumanizmo. Aš gal paskutinį akcentėlį, visai kita tema, tiesiog
prisimenu analų mokyklos atstovus, kaip tie iš savo patirties, pavyzdžiui, geografija labai stipriai veikia mąstymą. Tibetas turi kalnus, mes turime lygumas. Ne? Mhm. Ar Jo, jo, kalbėjo, pavyzdžiui, per tibetologijos studijas, ten Oksforde, panašiai, kaip iš tikrųjų labai stipriai įtakoja tie kalnai kitų jo, geografinių erdvių gyventojus ir taip toliau. Nes atsimenu savo jaunystės, kur gruzinai juokdavos, kad mes vadiname Gedimino kalnu, taip sakant, žinai, tiesiogiai bendraujant. jo, tai čia labai Koks čia kalnas tiesiog, ar ne? labai labai stipriai veikia tai ir, nu, daugybę tų pavyzdžių matysim ir kitą savaitę, šiandien nespėjom. Yra tie iš buitiniai pavyzdžiai, labai žanras mėgstamas, vat, ir kadamba, to va šitoj va tradicijoje atišos, tai tokie kasdieniai pavyzdžiai iš buitinio gyvenimo, tibetietiškos buities. Ir, ir net jie bus susijęmi su mirtimi, tai labai labai tas svarbu, mūsų apskritai vaizduotės elementui svarbu, nes vaizduotė ir su teoriniu mąstymu susijusi labai glaučiai, tad tai yra vaizduotės, tai, ką mes matom aplinkui, sukuria mums, duoda tuos pavyzdžius, kaip paremti mūsų tą teorinę aparatą. Ir, sakau, tai specifika, ta gyvulių auginimas, nuolatinį, daug gyvulių visokių, tos aplinka ta tokia upės, būtent greit judančios, tekančios kalnai, ežerai stūksantis, ramus tokie, kurių Tibete labai, labai daug. Tai visa tai suformuoja specifinį pasaulėžiūrą tibetiečių. Dabar tiesiog abstrakčiai pasakau, bet tų pavyzdžių matysim daugiau. Bet čia tas pavyzdys iš pamokymas karalių, tai čia ateina jau čia iš indiškas tekstas yra. Tai, bet nes ten irgi Himalajų vaizdinys kaip kalnų tokių neįveikiamybės idėja, ta tokia, jais perteikiama irgi Indijoje labai reikšminga buvo visuomet. Tai čia tas bendras vaizdinys kalnų, bet tibetiečiams kalnai neišvengiamai super, super labai, labai reikšmingas dalykas. Ir Rima, norėjot dar kažką pasakyti ar paklausti, prašau. Aš klausimą norėjau užduoti. Jeigu nu, vat, pavyzdžiui, visa ta karta išmirtų tų diktatorių, kurie yra dabar, vat, kai vyksta karai tokie, jaunimas visai kitoks auga, gal užaugs geresnis jaunimas ir pasieks, žinote, kaip ta bodhisattvos pasieks šitą išsilaisvinimą. Ir jeigu sugrįžtų į žemę su bodhisattvos kūnu, nu visai jūs, kaip sakėt, kitoks kūnas, kuris galbūt ilgiau gyventų ir gal šitaip ar taip įmanoma, kad žmonės taptų bodhisattvom ir grįžtų į tą žemę, vat, gyventi ilgą gyvenimą, nu, be mirties, nu, taip noriu paklausti. Ar tai įmanoma? Aš sakyčiau, kad jūsų optimizmas dėl ateinančios kartos yra toks nepamatuotas, nes aš dirbau mokytojų mokykloje ir jeigu ir toliau tęsis taip, tai mes artėjame prie Trečiojo reicho pasikartojimo, nes ten visi berniukai yra neonaciai, tai dauguma iš tikrųjų. Tai gal šiuolaikiniai diktatoriai gal net nėra tokie ir blogi palyginus su tuo, kas gali nutikti ateityje. Tai nežinau, mano pastebėjimas. Atsiprašau, kad įsiterpiau. Išlikime optimistai po pesimizmo galbūt. Nežinau net ką pridurti. Nu, man atrodo, ačiū už pasidalinimą. Čia varijuoja tos patirtis ir tų žmonių labai įvairių. Sunku apibendrinimus daryti, bet net pamečiau mintį, gal būtent dėl tiesiog, ar galima tikėtis kažkokių taip, pokyčių būtent
Taip, žmonijai. Ačiū visiems už atsakymus. Ar galima tikėti žmonijai, vad bendrai pokyčių, kad atgimtų kitoks kūnas pa žmonės, tos bodhisatvos kūnas? Ai, nu, jo, čia šiaip įdomi tema, nes dažniausiai visur sakoma, kad blogėja situacija. Toks mitologinis toks visas pasakojimas, kad seniau buvo geriau ir blogėja. Ir, nu, bet tarsi, jo, kuo čia pabaigti pozityviai, galbūt, nes nevat reikia pozityviai pabaigti. Nu, yra toks dalykas, čia visada tą istoriją vis pakartoju, kad, nu, pavyzdžiui, jo, net ir būna tie blogieji diktatoriai, pasikeitus aplinkybėm kartais gali padaryti kažkokios labai tai bodhisatviškai, kažkokį super gerą kažkokį tai veiksmą. Ir tai čia vienas garsiausių pavyzdžių, nekartą minėjau, tai Ašoka yra. Nu, Maurių dinastijos vienas garsiausias valdovas, Indijos imperijos kūrėjas, reiškia, 3 amžiuje prieš mūsų erą, tai jis buvo pagarsėjęs kaip tiesiog toks žiaurus valdovas, žudikas, bet staigiai pamatęs vieną kartą kažkaip praregėjo ir lavonų krūvą po mūšio ir jis staigiai visiškai sakė visur, kad reikia kaip tik mažinti smurtą kiek tik įmanoma ir taip toliau ir įsirašė istoriją kaip vienas tokių šviesiausių, apskritai, galima sakyti, budizmo, vienas pirmųjų valdovų propaguotojų, galima sakyti. Tai va, tai gal tokiu pamokymu ir galima sakyti, kad iš budistinės perspektyvos nėra taip viskas būtinai aišku, kas yra gera ir bloga. Gal nuo to reikia pradėti ir ką mes turim tuos įsitikinimus, kas gera, bloga, nebūtinai reikia jų laikytis, bet čia aš nesakau, kad aš taip visiškai prieš Putiną esu ir prieš visus diktatorius, bet kartais, nu, mūsų suvokimas gali būti vertinimai tie tokie komplikuoti ir daug kas iš tų budistinės perspektyvos jie bando atsiriboti dažnai nuo tų politinių temų, kas yra kas labai tai įsitraukia, bet yra kas atsiriboja. Aš labiau linkčiau neatsiriboti nuo politikos ir manyti, kad vis tiek reikia įvardinti, kas gera, bloga, bet komplikuotas dalykas, moralumas yra tas Anapus gėrio ir blogio. Jo, pozityvų tie panašiai jau tampi ir Nyčės paradigma šiek tiek, taip? Jo. Nu taip. Gyvenam pasaulį, kur taip negali visurientuoti gerą, blogą. Taip, yra sąlyginis geras ir blogis ir tai svarbu. Svarbu sakyti, kas gera, kas bloga, bet galiausiai kai kada nebūtinai yra taip viskas aišku, kad galėtume smerkti kitus ir sakyti, jo. Tai gal šitą mintimį pasinaudodama ir galim baigti šiandienos susitikimą. Ir ačiū Jums labai už Jūsų laiką, pasidalinimus, labai labai įdomu buvo. Ir kad šitą temą man pačiai įdomi yra ir tikiuosi Jūsų išminti, pasiklausyti Jūsų pasidalinimus, pamastymus, labai įdomų klausimus. Tai tikrai ačiū Jums ir tuomet ačiū labai visiems. Taip, kaip įprasta po savaitės. Iki. Ačiū. Ačiū, viso gero. Iki.